Labas visiems, jūs kanale Neškutė ir šiandieną mes darysim video, kad aš turiu atspėti filmus pagal emodžius. Tai čia bus, manau, labai sunku, ypač man, nes aš nelabai žinau kokių filmų. Tai aš paprašiau savo draugės, kad ji man parašytų visokius variantus, kad aš galėčiau, aišku, ką nors suprast, nes kas man dar padarytų, jeigu ne jie. Tai jis sakė, kad čia yra Disney filmai, tai man jau įdomu, čia yra kažkokie tai labai įdomus, aš nežinau visų, tai aš nemanau, kad aš žinau. Tai pirmas yra karalienė, bučinys ir varlė. Tai aš neatsimenu šitą filmą, bet aš neatsimenu, kaip jis vadinas, bet aš tikrai žinau, kad pagal aš neatsimenu pačio pavadinimo. Bet aš žinau, kas ten yra, bet aš pamiršau pavadinimą. Pagalais. Tai kaip man jį parašyti? Man taip parašys, kad neatsimenu ar ką. Okay. Nes aš žinau šitą filmą, bet aš neatsimenu šitą princesę ar varlius. Pagalvojus. Buvau pamiršus. Gerai, einu prie antro. Tai antras aš jau iš karto atsakysiu, čia jau ir taip visiems aišku. Tai yra Liūtas karalius. Liūtas karalius. Jej. Einam prie trečio. Trečias yra Eglė, medis, palmė knyga. Kažkaip aš neatsimenu tokio filmo. Disney, ypač Disney. Kažkas čia tokio keisto. Gal jūs žinot, jeigu jūs žinot, parašykite savo variantus komentaruose per 10 sekundžių, o aš paklausiu jos atsakymų. Aš nežinau, jūs savo variantus kol kas rašykite, o mes kol kas sužinosim, kas tai. Rašykite, aš viską matau. Džiunglės. Džiunglių knyga. Džiunglių knyga. Džiunglių knyga. Aš ypač nemačiau šito filmo niekada. Kažkaip keista, aš niekada nemačiau tokio filmo. Džiunglių knyga. Gal jūs matėt? Bet kadangi šitą išvertinėjo iš anglų, tai gal taip gavos, kad kažkaip tai gal translatas kažkaip klysta ir... Žodžiu, bet dabar čia koks buvo? Trečias, einu prie ketvirtos. Tai ketvirtas, aš jau iš karto sakau, čia džinas, ar tai Aladinas, kažkas tai tokia. Džinas. Aišku, džinas. Aladinas. Aš jums sakiau. Yeah! Tai einam prie penktojo. Meškiukas, kažkoks tai lygtais kosmonautas, kažkoks tai tasai kaubojus ir bulvė. Čia žaislų istorija. Žaislų istorija. Tiksliai, turbūt žaislų istorija. Jej! Atspėjau vėl. Gerai, tai einam jau prie šešto. Žmogus, kuris miega ir mergaitė. Čia miega mieguolė ar mieganti princesė.
Turbūt mieganti princesė, aš nelabai taip atsimenu. Bet... Nu, mieganti princesė, sakyčiau. Sakyčiau, jo. Miegančioji gražuolė, tiksliai. Skaitom. Skaitom. Puiku. Tai einam prie 7. Tai 7 yra padinamas stiklas ir žuvytė. Nu, čia Dorė. Ar... Aš atsimenu, kaip vadinas, bet lyg tais Dorė. Dorė ir Nemo. Palauk, bet aš neatsimenu. Dorė ir Nemo. Tai čia koksai filmas. Aš neatsimenu. Ar jis taip ir vadina Dorė ir Nemo? Ar kaip? Parašysiu. Žuviukas Nemo. Aš galvoju, ką čia tokia... Skaitas. Tai tiesiog parašė skaitas. Einu prie kokio čia 8. Čia yra kūdikis ir undinėlė. Čia yra Under the Sea. Arielė, tai čia Arielė. Mažoji undinėlė. Aš tarsi dėsi. Žodžiu. Einam toliau. Tai čia einam prie 9. Tai čia žiurkė, šluota, tasai moliukas ir karalienė. Aš niekada nemačiau tokių filmų. Taip ir parašysiu. Tiksliai. Jūs žiūrėjot Pelenę? Bet aš kažkaip nelabai, aš tiesiog labai seniai žiūrėjau, tai aš ir neatsimenu. Aš žiūrėjau kažkaip mažesnį, maža. Prieš kelis metus žiūrėjau, tai aš neatsimenu. Tai einam prie 10. 10 yra lapė ir šuo. Fox and dog. Lapinas ir skalikas. Tai mes einam prie 11. Tai 11 yra tiesiog mašinas. Gal čia tasai. Žaibas McQueen. Ne, tada būtų žaibas. O mašinas, tiesiog 3 mašinas, gal taip ir vadinasi. Ratai. Žaibas McQueen. O kur žaibas? Žaibas. Kur žaibas? Kur žaibas buvo parodytas? Turėtų būti žaibas. Pavyzdėjau. Aš ant kameros taip pasakiau, va, dabar pasikartos visas. Ne, tada būtų žaibas. Tai va, matot? Aš čia tiesiog balsų pranešiau. Aš pasakiau, jeigu būtų žaibas, žaibas parašyk, bet ne, tai aš kažkas kitų žinau, gal parašyk, bet ne. Viskas, aš jai nusinčiu tiesiog balso žinutę. Juk ir aš. Tai varom prie 12. Dramblys ir cirkas? Dramblių cirkas? Tai einam prie 13. Raudonoji panda. Aš liktai žinau tą filmą. Jo. Raudonoji panda. Liktais. Raudonoji panda. Aš sakiau,
kad tik raudonoji Fanta. Raudonoji panda. Juhu! Jei! Varom toliau. Kitas yra 14. 14 šikras. Senelis, vaikas, balionas ir ratulytė aukštyn. Dydis. Aukštyn. 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 Aš visai pamiršau šitą filmą. Aš žiūrėjau, jis fainas. Tai einam toliau. Laikas į dinozaurus. Aš nežinau, kad dinozaurus, bet laikas tai suprantu, bet aš nežinau. Gerasis dinozauras, bet šiaip aišku, tiesiog va tai vat. Ir viskas. Tikrai einam prie 16, tai čia gaidys ir vaikas. Gaidžiavaikis, ką? Gaidžiavaikis? Aš nežinau. Viščiukas mažylis. Niekada nemačiau tokių filmų, bet okei. Tai 17 yra 1+1 šuniukas. Tai gal čia 101 dalmatinai? Aš nežinau. 101 dalmatinas. Aš žinau, jo, šitas. Žodžiu, einam tam, nesvarbu. Gerai, tai 18 yra, žiūrėk ir virėjas. Čia yra letroškinys arba ratatouille. Ratatouillis. Aišku, žiauriai geras filmas. Ratatouille. Ir aš dar girdžiu jau savo muzikas veinas. Aš jau girdžiu tą dainą. Tai iš Ratatouille, bet jie ne pagal Ratatouille, bet jie tiesiog įdėjo Ratatouille. Ar atvirkščiai, aš nežinau. Ratatouille čia labai geras filmas. Aš tiesiog, jums nekomentuoju irgi pasižiūrėti. Gerai, tai 19. 19. Kažkaip per akcentas toks. 19. Tai. Mergaitė, lesbienis ir Elis. Frozen. Let it go, let it go. Aš taip ir parašysiu. Frozen. Let it go, let it go. Ledo šalis. Jei! Puiku. Taip, ir paskutinis yra mūsų 20. Tai yra meškiukas, medus, tigras ir kiaulė. O žinot ką? Aš šitą klausimą, va šitą, kas yra, paliksiu jums, kad jūs leisiu jums parašyti komentaruose, kas tai per filmas. O aš kol kas pasakysiu, čia yra gana, padedu ir jums yra tokia užduotis, nueiti komentarus ir parašyti, kas tai per filmas. Va, žiūrėkit, šitie emoji, kurie reiškia kažkokį tai filmą, visų parašykite komentaruose, nusileiskite, parašykite komentaruose, kas tai per filmas, o aš kol kas palauksiu jūsų. Aš viską žiūriu, aš viską matau. Parašykite komentaruose, ką manot, kas tai per filmas. O aš kol kas atsisveikinsiu su jumis, tai viso gero, jūs buvot kanale Meškutė. Viso gero!